Labą dieną, ar girdit mane? Sveiki, sveiki, girdžiu puikiai. Tai papasakokit, kuo galiu pagelbėti. Taip, ministrė, pradėsiu truputį nuo seniau, nes jau dabar suskaičiavau 15 mėnesių praėjo, kai aš kreipiausi jūs raštiškai. Paskui pakartojau prieš 9 mėnesius vėl iš naujo. Ir kreipiausi dėl purvino Amerikos kalėjimo Lietuvos širdį. Tai dabar 5 klausimus ten uždaviau. 2 kartus jūsų viceministro parašu, jūsų žmonės atsakė, bet neatsakė į tuos klausimus, kuriuos aš kėliau, o atsakė į kitus klausimus, kurių aš nekėliau ir kurie man neįdomus. Taigi pakartosiu 2 esminius. Amerikos kalėjimas nelegalus buvo Lietuvoje ir Lietuva, mes, visi Lietuvos žmonės, Europos žmogaus teisių teismo sprendimu sumokėjome 130 000 eurų tame kalėjime kalintam, kankintam ir sužalotam žmogui. Mes šitą sumokėjom. Tai mano klausimas pradžioj pirmas. Kodėl jūs iki dabar nepareikalavote, kad Amerika sugrąžintų mums Lietuvos žmonėm tą 130 000 eurų ir kadangi Amerika savo kongreso tyrime patvirtino ir pripažino, kad tas kalėjimas buvo, tai kodėl jūs nepareikalavote, kad Amerikos valdžia atsiprašytų visų Lietuvos žmonių, nes jie mus įžeidė savo nelegalų, neteisėtą kalėjimą šičiai steigdami. Nes Lietuvos valdžios pozicija yragi tokia, kad Lietuvos valdžia nežinojo, kad jisai buvo, o Amerika žinojo ir pripažino. Tai pradžioj dėl 130 000 eurų, toliau dėl atsiprašymo ir tada sekantis. Jūsgi žinote, kad Amerika kongreso tyrime nustatė, kad 3 kartus buvo mokėta, aš sakau, kyšiai, o Amerika pavadino nekyšiais. Mokėtos lėšos kiekvieną kartą, pirmo skaičiaus mums žinoti negalima, tai nuo $1 milijono iki $9 milijonų sumoje. Tai viso 3 milijonai, brūkšnelis 27 milijonai buvo sumokėti kažkam Lietuvoje kyšiam, kad tas kalėjimas būtų įsteigtas. Tai kodėl Lietuvos visa valdžia iki šiol nepaprašė Amerikos sąrašėlio tų žmonių, kam tie pinigai buvo išdalinti Lietuvoje. Aš jau nekalbu apie tai, Amerika savo piliečių neišduoda, bet mes dėl vaizdogi galėjom pasakyti, kad išduokit savo asmenis, kurie tos kyšius išdalino. Bet pirmi 2 klausimai, man atrodo, yra dar svarbesni, tie, kur pasakiau. Kodėl 130 000 eurų Lietuvos žmonių pinigų sumokėta už Amerikos kalėjimą? Tam kankintam ir sulošintam asmeniui. Tai aš dėl to pas jūs ir kreipiausi, nes manau, kad tai tiesiogiai ir užsienio reikalų ministro ir ministerijos atsakomybė liečiantis klausimai. Ačiū labai. Manau, kad nemažą informacijos dalį gavot raštu atsakytą. Apmaudu, kad... Nei vieno klausimo nebuvo atsakyta. Nei vieno. Aš suprantu. Manau, kad tai yra jūsų vertinimas. Tiesiog, jūs vertinate taip atsakymą. 5 klausimai į nei vieną klausimą neatsakyta. Supratau. Tai matyt, skirtingai skaitom tai, kas parašyta. Ir tai turbūt irgi yra normalu, ar ne? Tai aš jau tai galiu pasakyti taip, kad yra sumokėta vykdant teismo sprendimą, kurį valstybė nusprendė nebeskūsti. Ir viskas. Toks yra apsisprendimas. Valstybė turėjo galimybės galbūt, bet tiesiog nusprendė, kad politiškai tiesiog daugiau skundžiamas nebus ir mes iš savo pusės uždarom bylą. Viskas. Daugiau nieko pridurti, paaiškinti aš negalėčiau, dėl to, kad jūsų informacija, kurią jūs teikiate, yra jūsų vertinimas, sudarytas yra jūsų nuomonė. Jinai nėra nei patvirtinta, nei pripažinta, nei kažkaip tai susijusi su realybė. Tai aš manau, kad mes galim likti tada savo vertinimuose ir tiek. Daugiau pasakyti, ką neturiu.
Ir jūs norit pasakyti, kad Amerikos kongreso patvirtintas tyrimas, kad kalėjimas buvo ir buvo pinigai dalinti, mums Lietuvos valdžiai, ne mums, o jums Lietuvos valdžiai, tai yra nereikšmingas tyrimas. Teisingai supratau? Dar kartą pakartoju. Tai jūs dabar, ką jūs sakote, tai yra jūsų vertinimas. Ir aš ne, čia yra Amerikos tyrimas. Ministrė, tai Amerikos tyrimas. Supratau. Gerai, ačiū. Čia aš jų nevertinu, ar jisai geras tyrimas ar ne. Aš tik tai galiu tikėti, kad Amerikos kongresas nemelavo šitam savo tyrime. Tik tai tuo. Bet tai yra jų duomenys. Tai ačiū. Čia ne mano vertinimas. Supratau. Gerai, tai dėkui. Iš tikrųjų. Taip, mano dar tada klausimas, tai jūs kaip ministras nesirengėt paprašyti, kad Amerika 130 000 mums visiems Lietuvos žmonėms sugrąžintų ir jūs jūs nevertinat, kad šituo purvinu savo kalėjimu Amerika kaip vyriausybė, ne kaip žmonės, o kaip vyriausybė, kad jie paniekino visus Lietuvos žmonės. Jūs taip nevertinat. Teisingai supratau? Aš dar kartą pasakau. Jūsų formuluotės, kurias jūs dabar dėstot, yra jūsų vertinamoji dalis. Nėra faktinė dalis. Tai aš į jūsų vertinimą atsakyti negaliu. Jis lieka jūsų subjektyvia nuomonė. Ir tiek, ir viskas. Ir ačiū už ją. Tai tokiu atveju kalėjimo buvimo fakto nėra pagal jūsų nuomonę. Vėlgi, dar sykį aš kalbu apie tai, kad aš galiu jums atsakyti apie bylą, kuri buvo prieš Lietuvą. Ne, aš ne apie bylą klausiu. Taip, tai aš apie ją galiu atsakyti, dėl to, kad tai yra faktas, faktinė medžiaga. Taip, ir Lietuva nusprendė tos bylos nebeskųsti aukštesnei instancijai. Tai čia yra nevertinimas, čia yra faktas. Visa kita yra jūsų vertinimas. Ir jūs turite puikią teisę vertinti, aš pasilieku teisę pripažinti jūsų vertinimą kaip egzistuojantį. O Europos žmogaus teisių teismas, o kokia dar aukštesnė Lietuvos valdžia, kiek aš žinau, skundė, kiek galėjo. Ar jungtinės tautas tada ruošiate skūstis ir nusprendėt nesiskūsti? Turbūt geriau Teisingumo ministerijos atstovai, kurie vadovavo bylai, galėtų jums pakomentuoti konkrečiau. Supratau, jūsų pozicija. Atskiram tada. Ne, pozicijos mano šiuo atveju jūs neišgirdo, tiesiog tam tikrų faktų patvirtinimą, kuriuos aš galiu patvirtinti, visą kitą jūs tiesiog priimu jūsų nuomonę. Ir supratau, kadangi jūs atstovaujat Lietuvos valdžią, tai Lietuvos valdžios nuomonė kalėjimo nebuvo, nes mes Lietuvoje jo nepripažinom. Teismo sprendimą mes įvykdėme, nors tas teismo sprendimas buvo pasakytas apie kalėjimo buvusi faktą, bet jūs sakot, tas faktas tai nėra faktas, o tik teismo nuomonė. Ir Amerikos kongreso tyrimas, kuriame buvo pripažintas ir patvirtintas kalėjimo faktas ir sumokėti kyšiai, tai irgi tik tai kongreso nuomonė, o ne Lietuvos nuomonė. Teisingai supratau? Ne, jūs supratot neteisingai, jūs interpretuojate dar sykį tai, kas yra pasakyta. Supratau, kad mes esam visiškai skirtingose dimensijose. Gali būti, žinokit. Iš tikrųjų, jūs čia labai gerai vertinat. Greičiausiai taip. Ir turint galvoje jūsų ir ankstesnius kitus pasisakymus, aš manau, kad tolimos dimensijos gan yra. Tai tikrai taip, visiškai tolimos. Tikrai taip, visiškai pritariu. Tai geras. Tikrai gerai, kad sutarėm iš to. Tai ačiū Jums labai. Gražios dienos. Ačiū ministrė, viso.